Kelionė į Dievo pažinimą. Antra dalis. Kai Jėzus apsigyveno mano širdyje, jis pradėjo tiesinti kelius ir lyginti kalnus. Ir nesakau, kad viskas tapo paprasta, bet jis suteikė laisvę vėl pakilti. Mes einame ir ši kelionė su kiekvienu žingsniu į jo artumą tampa meilės ir džiaugsmo kupina viltimi, kuri niekada neužgęsta mūsų širdise. Ir nors kartais atrodo, kad Jėzus yra toli ir nepasiekiamas, jis visada žvelgia į mus su ištiesta ranka. Kai esame pavargę ir sužeisti, jis visuomet yra šalia. Ir laikas, tarsi smėlis, jis toks trapus. Ir tada suprantame, ne mes turime laikyti laiką. Ne mūsų stiprybė veda pirmyn, o jo malonė. Ir iš mūsų kritimų gimsta nauja viltis, tvirtesnė, gilesnė ir gyvesnė. Su juo net trapiausios akimirkos tampa prasmingos, o kiekvienas pakilimas dar vienu žingsniu arčiau meilės, kuri niekada nesibaigia. Ir skelbiu, Jėzus rado mus, jo žaizdomis mes esame išgydyti. Nors ir 1000 kartų krisi, jis niekada nepails tavęs pakelti, nes jis ne žmogus, kad pailstų. Jis myli tave, kai mes šaukėmės, jis atsakė. Jis atvedė mus vienas pas kitą. Trigubą virvę sunku pertraukti. Jei vienas užpuolamas, dviese pasipriešinama. Mano pagalba ateina iš Viešpaties.